Tiesiog einam iki degalinės vėl ir tikimės, kad kažką rasim, kas mus paveš. Ir mes eidami sutikom šitą čiuvelį. Jau iš pat pradžių man jis atrodo nejasnas, bet aš jau taip norėjau nusigauti tos Vokietijos, tai pasiklioviau bet kuo. Mes prie jo priėjomės, jis visiškai nekalbėjo angliškai ir mes su vertėju kažkaip su juo susišnekėjom, kad jisai pavežtų mūsų iki tos kolonėlės, kurioje už 3 valandų, nes ten yra labai patogi vieta. Tiesiog paprasčiausiai prašyti žmonių, kad nuvežtų į Berlyną. Jis žiauriai nejasnas buvo. Mes pas jį lipom į mašiną ir pirmas dalykas, ką jisai pasakė, tai sako, pirmą nuvažiuosim pas mano merginą ir tada aš jūs nuvešiu ten, kur jums reikia. Aš nežinau, kas čia mus išgelbėjo, Dievas ar kas, nes aš jau jaučiau, kad kažkas yra negerai. Jisai pradėjo važiuoti atbuliniu ir jisai atsitrenkė į kitą automobilį. Sakė, kad... Įvažiavom į mašiną. Varom gal, čia pisam. Čia mus žino kažkas. Ja, taip nepasitikėjau, jau širdis pompavo. Sakau, davai, duok daiktį šitai. Ne, sako, važiuojam, sakau, duok daiktį. Ne, duok, na. Jo, čia pizna. Nejastas pizda. Olė, bet tai mes dabar iš Deganų išėjom. Šiandien daugiau tokius nelipsiu video.